Burnos skalavimo skystį naudoti reikia po implantacijos, sergant įvairios kilmės stomatitu ar esant žaizdelėms burnoje, po periodontologinio gydymo, po profesionalios burnos higienos, esant dantenų uždegimui, po chirurginių procedūrų, pavyzdžiui, po danties šalinimo. Vis dėlto, jei skalavimo skystį renkatės kaip kasdieninę burnos priežiūros priemonę, rinkite skalavimo skystį be alkoholio, be chlorheksidino, be triklozano. Darykite pertraukas. Pavyzdžiui, 2 savaitės skalaukite, 2 savaitės neskalaukite. Kasdieniniam burnos skalavimui rinkite skalavimo skysčius su aktyviu deguonimi. Aktyvus deguonis teigiamai veikia burnos mikroflorą.